Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija buvo pirmoji švietimo įstaiga, kuri įsigijo Orbitvu foto įrangą. Kas paskatino gimnaziją įsigyti automatinę Orbitvu foto studiją? Mūsų gimnazijoje susidarė tokia palanki situacija, kad yra pakankamai daug mokinių, kurie geba fotografuoti, nori fotografuoti ir tikisi pagalbos ir galbūt galimybių su profesionalia technika pabandyti tai daryti. Tai čia pirmiausia. Antras dalykas, mes turėjom labai šaunią mokytoją, ir mes ją turėsim toliau, kuri yra profesionali fotografė ir gali padėti vaikams. Na ir dar labai svarbus momentas, gimnazija dalyvauja Lietuvos tūkstantmečio mokyklų programoje ir turi pakankamai lėšų, kad galėtų šitą įrangą įsigyti. Taigi geresnio varianto negalėjo būti. Kokie įspūdžiai buvo, kai Orbitvu foto studija atkeliavo į gimnaziją? Pirmą kartą pamačius įrangą mane truputėlį nustebino pats vaizdas. Aš įsivaizdavau, kad tai bus įranga, į kurią galėsiu įlipti pats ir nusifotografuoti. Bet specialistas paaiškino, kad tai yra skirta daiktų fotografavimui ir iš tikrųjų įdomiausia buvo tai, kai pamačiau, kaip iš įvairių pusių tas pats daiktas nufotografuotas ir paskui demonstruojamas atrodo netgi daug įdomesnis, gražesnis ir suteikia daug informacijos apie tą patį daiktą. Kokie gimnazijos planai su Orbitvu automatinė fotostudija? Mes galvojam, kad turėdami Orbitvu įrangą galėsim gimnazijoje pradžiai gana profesionaliai organizuoti mokiniams neformaliai ugdymo veiklas ir tai mes tikrai darysim ir jau pradėjom daryti. Bet yra galimybė įvesti tam tikrus modulius. Ir jeigu tikrai bus vaikų, kurie norės toliau tobulėti, o aš garantuotas, kad norės tobulėti toliau, manau, kad modulis atsiras. Kokią naudą gimnazijos bendruomeniai duos Orbitvu fotografavimo įranga? Ilgalaikiai perspektyvai, aš manau, kad šitos įrangos pagalba atsiras mokinių, kurie ateityje, planuodami savo karjerą, turės jau specifinių įgūdžių ir galės susirasti lengviau darbą, kuris susijęs su šita sritim. Iš tikrųjų, man labai smagu, kad fotografuodami įvairius daiktus mes galėsim populiarinti gimnaziją, galėsim viešinti čia vykdomas veiklas, čia pagamintus daiktus. Tai reiškia, kad viešinimo prasme tai yra labai svarbus dalykas mums. Na ir aš galvoju patenkinti mokinių poreikį. Iš tikrųjų, jaunimas dabar mėgsta fotografuoti. Mėgsta fotografuoti telefonais, bet tai yra pirmas žingsnelis. Mokėti valdyti profesionalią įrangą tai yra labai svarbu, nes aš manau, kad ateityje šito reikės vis daugiau, nes daug specialybių yra susijusi su dizainu, su svetainių kūrimu, su galų gale dokumentų, kurie yra svarbu šitai mokykloje užfiksavimui ir išsaugojimui ateičiai. Taigi galimybės, aš įsivaizduoju, labai plačios. Ar rekomenduotumėte kitoms švietimo įstaigoms Orbitvu fotografavimo įrangą? Aš vienareikšmiškai rekomenduočiau įsigyti Orbitvu įrangą. Kaip minėjau, dėl to, kad tai yra svarbu mokiniams, tai yra svarbu įstaigai, tai yra svarbu ugdymui ateities kartų. O kodėl? Todėl, kad tai nėra kosminė kaina, tai yra įperkama mokyklom, todėl, kad tai yra įranga, kurią gali išmokti naudoti mokytojai, vaikai ir tai reiškia, kad ji bus reikalinga. Aš norėčiau pasidžiaugti Orbitvu specialistais, kompanija dėl to, kad jie labai kantrus ir mums padėjo ir pakonsultavo, kai reikėjo pasirinkti įrangą ir dirbti su tokiais žmonėmis, tai yra fantastika. Ačiū jiems.